that shit. You gotta chill, man. Taip kaip tu darai, nei viena nedaro. Aš neturiu žodžių. Aš atėjau pas tave, net nemeluoju, kad tau nereikėjo tų rožių. Šypsaisi tu, šypsausi tavo draugai, gal padarom tai tryse. Galėtum jau sumokėti už nuomą, nes gyveni pas mane mintyse. Tai sveiki visi, vėl garaže. Kaip sakoma, mopedas stovi, viskas su juo šį kartą gerai. Gal turbūt pirmą kartą garaže, kai nereikia kažko tvarkyti, o tiesiog dalykas toks, kad technikinė artėja, nu ir kaip čia pasakius, yra dalykų, dėl kurių manęs nepraleistų technikinė, nu čia taip žodžiais neminėsiu gal, taip, žinot, posūkių irgi man čia nėra, nu tipo, yra jie šiaip, bet už tokius tai nepraleistų niekaip. Galėti lempų irgi yra, bet niekaip. Tai va, žodžiu. Tai va, yra čia mano magiškas dėžutės. Ačiū, tai reikia susikliuot. Ir svarbiausia, tai dabar va, posūkiai yra. Čia turiu tokius posūkius. Vieną jau tikrinus, šiaip tai veikia. Nu, ką čia tikrinus. Bet vat, vienas neveikia, tai aš nežinau. Reikia žiūrėti, ar dydis turbūt gal laidas kažkur nutrūkęs, gal net nežinau. Turiu tokį aparatą, čia įjungia elektrą, 12 voltų ir nieko jam nevyksta. Nu, aš galiu pažiūrėti, gal ten laidas kažkas nutrūkęs. Spėju. Šiaip, jo, ok. Nežinau, dėl jis juodas, tai galimai nusprogęs buvo. Tai va, viskas aišku. Šiek muzoną patildį, nes toj gausiu copyrightą, dar man atrodos. Dar paminėsiu, dabar yra 27 laipsniai garažė. Nu, šių garažė biškai truputį mažiau gal, bet. Neidealu. Tai va, reikia šaudytis posūkius. Nu, buvo tokį storį kelias. Tai va, kažkiek pamatė žmonių. Aišku, turbūt ir parašė, bus kažkas jau. Tai va, šitas dalykas uždėtas. Ne, tai ką, tai neatrodo net tai blogai, ne? Taip. Nu jo. Gal geriau nieko nesakysiu. Na, reikia va pegusnai. Kaip keistai atrodys, šiaip. Opa. Baliamba jau keistai atrodo kažkaip. Eiktus, šiaip be pegų labai keistai tas stumbaras vienas atrodo. Tai šiaip daugas manęs žiūrėjau klausia, kaip stumbaras pritvirtintas. Nu, aš nežinau, man tik keistas klausimas, tipo, nu blet, kaip dar gali būt. Arba virinė, arba su kinu, bet žinai, jeigu virinė, tai apie techų pamirštos kalbos šiaip tas yra taip. Opa, stumbaras off. Va, kam reikia išmatavimo, tai va, žiūrėkit, šakės viskas daryta. Jokių išmatavimų nedariau. Šiaip reiktų gal persidažyti vėl. Blamba, nežinau. Nešvarus dabar toks visas čia aprūdijos. Nu, gyvenimą matęs. Tai kur turi būti. Šitose vietose. Tai ten paimsiu 2 pusės juostas ir prikliosiu tiesiog. Eisiu su tokiu vairu. Nu, aišku, išlenktas toks nebuvo anksčiau, tai gal nežinau. Gal nebus labai blogai. Neprisipis. Ir be dugno, nes aną kartą irgi be dugno variau, tai... Nu jo. Nežinau. Posūkius tai arba čia dėsiu, arba ant vairo kabinsiu. Reiks dar pažiūrėti jo. Tai ką, turbūt dabar šiandien į garažę, tai kaip ir viską padariau, realiai ką galėjau. Na, šitą tikrai nusimsiu, turbūt nevažinėsiu su tokiu, bet... Jo. Tikriausiai mesiu atgal tos ir pažiūrėsiu, kaip atrodo. Tai va, sveiki. Jau
Nežinau, kiek čia dienų praėjo, bet nu jau kita diena tikrai. Turiu posūkius, kas keista, kad gavau originalius posūkius nuo Roxo, tai labai patogu, man net nereiks jokių nieko čia fiškių perdarinėt, viskas tiesiog pluginas bus. Aišku, aš labai dėkingas žmonėm, kurie aš buvau iškėlęs story Instagramą, labai dėkingas, kas man pasisiūlė patys paskolinti posūkius. Čia tikrai labai dėkingas, bet tokių žmonių nebus kontento gero. Tai va, tik aišku, reiks sugalvot man kur šitų sidėt, aišku, aš matau jie trumpi, tai jeigu man neužteks posūkio laido, tai aš iš bėdos, kad ir kažką tokio, va taip, nu čia biškiau gaidiškai gal atrodo, bet nu kažką primastysiu, kad ir taip, nu blemba, nu ką čia, lyg čia ims ir važinėsiu, ne visą gyvenimą važinėsiu, žinai, taip. Tai iš bėdos, kad ir taip padaryčiau. Šiaip, manau, reiks kažką mąstyti ant vairo dėt. Nu, kažką sugalvosiu jo su šitais, reiks pažaisti čia dar. Taipogi gavau galinius posūkius, irgi originalius nuo Roxo, bet aš tik tais neatsimenu, ar pas mane fiškės yra. Nu, reiks pažiūrėti, aš dabar neatsimenu tiesą pasakius. Tai va, bet už tas, kas gerai su jais yra, kad aš kiek žinau, jo taip tvirtinas kažkaip čia. Šiaip nežinau tiesą pasakius, kaip daryti, bet nu, kažkaip pritvirtinsiu žodžiu. Šiandien labai karšta, 32 laipsnių, ištariau net garažų duris, bet jėtų temperatūra tai labai jaučias, nu žiaur tikrai karšta yra. Tai va. Nežinau iš tikrųjų nuo ko pradėt, turbūt reiktų gal pradėti nuo posūkių, manau, nes paprastesnis dalykas, ką pajungt galima. Ai, dar parodysiu, čia turbūt matėt, lipdukų biški yra. Nu, aš vėliau parodysiu, kam tie lipdukai, tie skirti, kam jį tiek daug. Nu, tu turėtų užtekti tiek daug, tai vėliau pamatysit. Čia nusiema šitas dalykas. Nu va, ir prieinam, čia škvakas dar įsimnelį, bet lempas laidai. Tai va čia posūkių jo šiaip laidai, man atrodos. Eina, reikia atsiviniot man čia. Jop, čia va paskutinį kartą litavau, tai va kemberikų uždėti, gražiai viskas izoliuota, kad vanduo nepatektų. Man atrodo šitie posūkiai, tai nu pažiūrėsiu. Jo, va matas. Tai čia juodas, tai aišku, yra vis laiką minusas. Nu, nes dažniausiai. Tai va, juodas minusas, čia irgi minus. Ir man atrodo, šiaip jie sutampa su priekiu, kairys ir dešinės. Nu, jie bent turėtų, nes jie ant tą pačią parodą sujungti. Jo, žalės, tai čia tas pats. Ir, jo, tai sutampa, nu, nes jie ant tą pačią parodą pajungti. Tai, jo. Nu, labai gaila pas mane, kad jie yra jau be fiškių karpyti, tai va taip reiks pajungti paprastai. Tai galvoju man, nu minusą reiks imti nuo bendro, va čia masė yra minusas. Tai minusą viską ant tą pačią reiks jungti, kaip matau, turbūt. Biškai nefilmau čia, bet nusiėmiau numerį, sudėjau šitą laikiklį, persvedžiau laidos, tai dabar va kas liko tik sulutuoti ir biškai blogas dalykas, kad aš neturiu konifolijos, tai nežinau kaip čia lietuosis, nu, kažkiek čia va likę yra, bet užmės. Nu, taip levai atrodo siltau, bet biškai taip patampau, biškai pažiūriu, taip jeigu laikosi, tai laikosi, reiškis. Tai va, dabar daug nefilmau, bet nu va, čia posūkiai, tai man ant fiškių pasijungia, tai viskas čia su jais. Viskas čia su jais paprastai realiai, va. Tai pradėgi manimi. Buvom vieną pusę, kitą pusę. Nu, mirks. Tai galvoju, nu jie aišku trumpi, tai aš nežinau, reiks arba kažkaip taip tvirtint, arba pačioj. Aš dar čia pagalvosiu, tai man dabar ne tas problema, man labiau indikatorių yra klausimas, kaip čia jas pajungt reiks. Nu nežinau, aš pasidėsiu, pagalvosiu, turbūt daug šansų spėju, kad kaip darysiu, tai dabar su viena ranka buvau, bet
fiškutė yra. Aš galvoju įkišiu kokį, nu, minusą irgi pajungs nuo kažkur, bet tarkim pliusą įkišiu čia vienos lemputės, kitos lemputės plius irgi ten. Nu, turbūt minusus irgi pajungsiu tai. Bet turbūt tiesiog įkišiu fiškę pačią, manau, turėtų tai veikti. Aš tikiuosi. Tai va. Dabar einu pagalvosiu biškį, dar reiks susilito turbūt, dar reiks ją. Šitoj dėžutėj susilito, dar reiks pačius tos laidelius turbūt, tai jėtų čia, na, reikalų tai dar biškį yra vakarienė. Tai va, karočią. Tai va, žodžiu, pasijungiu vat vieną indikatorių, o tai va, lemputę. Nu, čia dabar sunku aiškinti, bet aš kaip darysiu, tai va, įkišiu vat, nu, minusą, pliusą su pliusu ir viršaus fiškį dėsiu. Tiesiog gausis, kai jungsiu, man jis pradės mirksėt. Ir viskas. Iš vieną į kairę pusę, kitą į dešinę. Ir tiesiog, kur čia yra dėžutė, mano dėžutė. Čia ilgų, tai padarys, va, ant ilgų pliusas, tai irgi įsijungs. Jo, tai labai daug čia darbų šiaip šiandien. Labai pavargau iš tikrųjų, labai silpnas turėt net, nes labai karšta buvo. Čia vis laiko dar garaže buvau, dar biškai buvau pakūręs, tai prisiaušiau visokių dvitakčio dūmų, tai va, nežinau dar čia dar daug pafilmuosiu, bet nu, iš esmės čia viskas kaip ir aišku, tai darysiu, kaip man posūkius patvirtinti, tai va, čia bus biškai toks įdomumas. Žvėris pakurtas, va čia tai aparatas. Va, hebrytė, žiūrėkit, posūkis. Kairė, dešinė, indikatoriai, dešinė, kairė, ilgas yra, viskas yra. Va. Nu, fokus blūrinsiu, karočiui. Na, žiauru, baisu žiūrėti, iš tikrųjų nieko nesakau. Tai va, pagaliau po garažą, blemba. Nu, gaidys dabar atrodo, tai totalus. Blemba, reiks užrašyti turbūt rytį technikinę, ryte gal nuvaryt. Bet ble, dabar prisiminčia laidai tokia kurva, nu, nežinau. Ai, zateškius mesiu jau ką ir viskas. Prieš važiuojant kažką. Gal? Nu, kaip dievas duos, kaip sakoma. Reikia į sportą įsimest batus. Kurva įsitepęs koinės, kroksis čia viską. Garažo batai nauji. Dar va taipogi atvažiavau kitą dieną į garažą, nes buvau pamiršęs nusimti pegą prie dūdos. Tai labai gerai, kad prisiminiau, nes nu, ja, būtų pasijuokti iš manęs technikiniai turbūt. Tai va dabar taip. Tai va, kiek čia už 3 minučių turiu būti technikiniai, tai nežinau, dar pačilinsiu, pažiūrėsiu viskas ar gerai. Ai, dar vidadelį užsidėsiu, nes turiu bakžinį, bet nenorėjau dėti, nes labai gaidiškai atrodo. Užsimesiu ir varysiu. Juos įpais technikinę. Tai va, gavau numeriuką jau. Dabar reiks tik laukti vietą savo. Bet irgi turėsiu, kai įsijauti nefilmuosiu gal, kad geresnį papultų tokia. Tai va, žodžiu, prisipis vakarą čia dėl posūkį, nes, nu, kiek kai neaišku, bet skiliant prie pofai. Vis dar, kad plastikai, blėt, juda, nu, kurva. Tai va, reiks pirktis posūkius, karočią, ir plastikus prisitvirtint. Ai, bibi, dievo, aš tos regitras, oi, ne regitras. Aš tikiuosi, ir negali man priskaityti dar į ateitį paskui, kad turistikis dar garsą pasižiūriu. Nu čia tai būtų jau nakai virš viską, man. Tai va, dabar su tokiais pat numeriais lėksim. Aš baisiai noriu savo tų pinigų, todėl jų gaunu. Jų užima per daug man laiko, tai aš pasišalinu. Klastingi žmonės mane bedraugai neprisigaunu. Man reikia pailsėti, ant sofos nusipalinu. Aš baisiai noriu savo tų pinigų, todėl jų gaunu. Jų užima per daug man laiko, tai aš pasišalinu. Klastingi žmonės mane bedraugai neprisigaunu. Man reikia pailsėti, ant sofos nusipalinu. Dingo jų kažkur. Žodžiu, labai šiaip daug dienų praėjo, nuo kada technikiniau, bet su tokiais posūkiais neprileido. Tai va, pasijungiau tokius pasiėmiau, kur seniau buvau praėjęs tokiais, tai tikiuosi prileis. Tai parodysiu, kaip čia pasidariau. Čia toks vat laikiklis. Suksis va taip va. Stovės čia.
laidas originalus, tai galiu parodyti, kaip atrodo. Tai vam, čia yra originalus, nieko nedaryti, va taip atrodo. Čia kažkokios fiškutės yra, aš nežinau, į ką čia tinka, taip, nu gal kitokio turbūt stiliaus gal jungimui, nežinau. Tai aš pasidariau, va, čia jau baigtas produktas. Prasilginu laidą, čia susilitau gražiai su termokembrikais. Tada ir laido gale prilitau fiškutę, tiesiog turėjau fiškeno posūkių, originalių realių posūkių, tai va. Gaunas tiesiog, pum, įsijungi ir viso. Daryks indikatorių, tiesiog įkišti vidų ten ir viskas. Tai va, užsidėjau, kairė, o dar dešinė ir kairė, abu veikia. Indikatorių irgi taip pat pasijungiu. Čia ilgų, tas dabar neparodysiu, nenoriu kuriančią. Dar taip pat pačiu uždėjau, kad, nu, pas mane čia nėra varžto. Tai aš zateškę savo prakišu, tai kad geriau laikytųsi, tai jo. Liko užsidėti ir bus, vo. Labai tikiuosi, kad link techo važiuojant čia. Kažkas biški yra su į to laidu, aš dabar tiksliai nežinau, kas yra. Kažkas yra biški kartais, nu dabar nenoriu judinti, bet kartais būna arba indikatorius, arba tas nusta šviest. Nu tai prieš techą reiks atvažiuoti anksčiau, biški viską susikaišėt, pažiūrėti viskas gerai. Nes man sia kurt nereiks, tai vibracijų nebus, tai svarbu tiesiog nustum gražiai ir viskas. Ai, dar taipogi. Zateškių čia uždėjau, priekis gerai, čia varžtai sukau, nekleba viskas, dabar tai galą reikia kažką sugalvoti. Galas, nu čia biški kleba, nu kažką sugalvosiu, gal varžtų suksiu papildomai, esu ne čia, į čia aš nesukau, bet reiks įsuk, gal aš šiaip tingiu suk dažniausiai, tai gal kokių, nežinau, gal izoliacijas panaudosiu, nu pažiūrėsiu čia dar, bet jau sunkioji dalis galima sakyti baigta. Ką, techas praeitas. Viskas susipirko pagaliau.